Mėly didžiojo žaidimo dalyviai, malonu su jumis sveikintis uždaros akcinės bendrovės Arpresa ir Readers Digest kompanijų vardu ir pakviesti stebėti jau 8-ojo didžiojo žaidimo finalo. Būtent šiandien mes ir sužinosime didžiojo žaidimo 8 prizininkus. Na, o šį vakarą bendras prizinis fondas yra net 210 000 litų. Didžiojo žaidimo 8 dalyviams buvo išsiųsti vokai su pasiūlymu ne tik įsigyti knygas ir kitas prekes, bet ir pasinaudoti puikią progą laimėti įvairių piniginių prizų. Gavę pasiūlymus ir norintys dalyvauti turėjo tik atsiųsti savo atsakymą žaidimo rengėjams. Na, o finalą šiandien stebi uždaros akcinės bendrovės Arpresa direktorius Ričardas Bernatavičius, didžiojo žaidimo komiteto pirmininkė Eglė Borkytė Bukauskienė. Tam, kad žaidimas vyktų sklandžiai ir sąžiningai, šiandien kaip po padidinamuoju ciklu mus stebės auditorė Jūratė Lapinskienė bei procesą stebės informacinių technologijų specialistas Mindaugas Pelionis. O pradėsime kaip visada nuo 2 trečiųjų piniginių prizų, kurių kiekvienas yra po 5000 litų. Taigi dabar ir sužinokime, kam atiteks šie išvardinti prizai. Stabdom ir 5000 litų atitenka Vidai Marijai Gužauskienei iš Radviliškio rajono. Sveikinam ponę Vidą Mariją Gužauskienę ir nieko nelaukdami bandykim sužinoti, kamgi atitenka antrasis 5000 litų vertės prizas. Taigi 5000 litų prizas iškeliauja tiesiai į Kauną pas poną Česlovą Stanevičių. Na, dabar sužinokime, kam atiteks antrasis prizas. 10 000 litų. Ir 10 000 litų iškeliauja į Vilkaviškio rajoną pas Marijų Janušauską. Manau, pats laikas išsiaiškinti, kam atiteks prizas įsteigtas specialiai Kalėdų šventėms. Taigi kampanijos prizas, spaudžiant šį stebuklingą mygtuką, atitenka Vincui Vernickui iš Jurbarko. Prieš sužinodami, kas laimėjo pagrindinį didžiojo žaidimo 8 prizą, turime atlikti dar vieną ypatingą misiją, nes netrukus sužinosime, kam atiteks specialus žaidimo prizas. Tai yra automobilis Opel Astra arba 50 000 litų. Specialusis žaidimo prizas atitenka Algimantui Variakojui iš Vilniaus rajono. Sveikinam poną Algimantą. Na ir jis jau pats dabar turės nuspręsti, kasgi jam maloniau prie širdies, ar automobilis Opel Astra ar 50 000 litų. Mėlėjai, štai ir priėjome prie pagrindinio, didžiausio UAB Arpresa ir Readers Digest žaidimo prizo net 100 000 litų. Iš ties būtų puiku šiomis dienomis gauti tokį ypatingą prizą. 100 000 litų jūs tikrai nublokštų nuo visų krizės problemų kažkuriam tai laikui. Beje, nepamirškime, kad laimingasis gali papildomai būti apdovanotas ir 20 000 lojalumo prizu, jeigu savo atsakymą žaidimo organizatoriams spėjo atsiųsti per vieną savaitę. Taigi, nieko nelaukdami ir sužinokime, pas kągi sėkmės aitvaras keliauja į namus net su 100 000 litų dovana. Tai yra Nijolė Staskevičienė, Kaunas. Sveikinam, ponę Nijolę. Su jumis ir kitais nugalėtojais jau netrukus susisieks žaidimo organizatoriai ir suderins, kaip jums perduoti laimėtus prizus. Na, o mums belieka tik tai su jumis atsisveikinti, palinkėti gerų švenčių ir kad jūs ne tik gaudytumėt sėkmės aitvarus, bet ir nepamirštumėt vieni kitiems dovanoti skaitymo malonumą. Taigi gerų, šiltų švenčių ir iki kitų pasimatymų.